Sveiki, bičiuliai, draugai, gero jums savaitgalio, gražių šaltų dienelių. Šaltų kodėl? Todėl, kad būtumėt namuose ir dalyvautumėt mano aukcionuose. Ką norėjau pasakyti, pas mane dabar namie bardakai bele kokie, nes ruošiamės stintų šventijai ir kraunam viską į dėžes, tvarkomės. Žodžiu, biškį pasikeitimų tokių. Norėjau dar pakalbėti trumpai, gal apie aukcionus vėl priminti, vėl apie žmonių statymus aukcionuose, apie pyrus, apie kapoklės, viską, kas ir dedama. Taip, aukcionai vis dėlto pas manęs yra labai įvairūs, tai nėra, kad labai geri ten kosminiai daiktai arba labai blogi daiktai ten vien, tai yra viskas maišyta. Tai yra ir gerų, ir blogų, ir dabar nusprendžiau, kad visada aukcionai bus nuo 1 euro, todėl atsakomybė tik tai jums krenta, ar jūs nusipirksit per pigiai ar per brangiai. Tai galvokit užstatymus, visada statykite daugiau, kad būtų nauda man tik tai. Juokauju. Žodžiu, taip atsiranda žmonių, kai pastato didelę sumą, sugadina aukcioną realiai ir vėliau sako, o čia per brangiai, čia vėl kažkas tokie dalykai atsiranda. Vis dėlto nesvarbu, kad ir nuo euro prasideda, bet tai manyčiau turėtų būti atsakomybė būtent aukciono dalyviui, kad taip jį padaro, nes vis dėlto, kaip sakau, kada žmogus ten būna laimė ir vos ne 100 eurų pigiau nei mano savikaina nusineša, sakykime, viskas tvarkoj, ar ten dar daugiau būna tokių aukcionų ir buvę į minusą nueinu, viskas visiems tvarkoj. Čia tiek naujiem, tiek žmonėm pasakoju, tiek senesniem, bet kada žmogus pats susistato daugiau ir randa kažkur pigiau tą prekę kažkur, tai žodžiu, jau kažkas blogai yra. Tai vis dėlto pardavimas pas manęs nėra pigus, iškart sakau, kad gali būti kažkas ir pigiau, gali ir brangiau būti, bet vis dėlto yra kainos nemažas pardavimo, todėl, kad kitaip neišgyvenčiau, kitaip nesumokėčiau mokesčių už muges, kitaip negalėčiau jums suteikti konsultacijų rimtų, negalėčiau kažko ten vien su galandinimu gyventi, tai viskas yra miksuojama ir kainos vis dėlto priklauso. Taip pat kaip ir jūs dirbate ir norite uždirbti. Tai nėra taip, kad jūs dirbtumėte ir galvotumėte, oi, gal čia per brangiai paėmiau, gal darbdavys man galėtų sumokėti mažiau, pavyzdžiui, gal aš to darbo tiek nepadariau. Nėra taip, realiai, kai visi dirbat, visi norit kiti ir dar ir prasėdėti tą laiką ir gauti pinigus ir gauti kuo didesnis, nes jums tų pinigų reikia. Na ir taip pat ir čia. Sėdi, darai, bandai jūs įtikinti, kad darytumėt statymus didesnius, kad, žodžiu, kažkiek atsipirktų minusiniai aukcionai. Žodžiu, toks čia man visiškai nesiteisinimas, ne kažką, bet tiesiog, kad žmonės paskui suprastų apie aukcionus. Aišku, visi seni dalyviai tai yra jau žino, bet gal ne visi, bet tai supranta ir žino, o būna naujų, būna retai dalyvaujančių, kurie gal ne viską dar įsivaizduoja, ne viską supranta. Kartais galvoja, kad aukcioną galima pastatyti aukštai, daug, ir vis tiek tas aukcionas bus, sakykime, statau 100 eurų, pradžia euras, statau iškart 100 eurų ir aš galvoju, kad aš vis tiek čia, laimėjau. Ne, būna, kad ne taip vėl. Aišku, ką mes čia pasakojom, ką čia mes darom, tai vis dėlto toks reikalas aukcionai nuo eurų. Atsakomybė mano nulinė. Jūs žaidžiat, jūs mėgaujatės, jūs statot ir
žiūrim, ką turim. O turim vis tiek gerus peilius, gal kažkur per pigiai nupirktus, gal kažkur per brangiai nupirktus. Visada sakydavau, aukciono metu galite klausti, rašyti man į Messengerį ir ar tai japoniškas, ar tai vokiškas, ar tai koks plienas, ar koks ilgis. Jeigu aš žinau, jeigu aš spėju su laiku ir galiu jums atrašyti, tai tada aš suteikiu tikslę, kiek įmanoma tikslesnę informaciją apie tai. Ir aišku, kainų gal aš negalėčiau tai per daug įvardinti, kad čia pastatė 10 eurų ir aš pasakysiu, kad čia kažkur kainuoja 9. Nu tai aišku, niekas nebestatysiu ir tai visada aš neuždirbsiu dirbdamas savo darbą, o tai bus tik tai pradirbimas ir tai bus labai greitas bankrotas visiškas. Na ir bet kas gamina, visada pasakau tiksliai. Jeigu tik žinau, tai pasakau tiksliai, koks plienas, koks kietumas. Jeigu žinau, tai pasakau tiksliai ar bent apytiksliai. Tai nėra tokios kažkokios aferos pas mane, viskas tengiasi daryti teisingiau, bet aišku, jūs turit suprasti, ką reiškia aukcionai. Na ir šiandien, pavyzdžiui, bus aukcioniukų ir pigių, ir brangių, ir net tokių, kurių vertė net nenusakoma. Rankų darbo atradau dėžėje, kažkadaise padarytas buvo, tai jeigu padarai daiktą, vėl vertė gali būti 5 eurai, gali būti 500, kuris vienetinis yra. Taip pat tokių peiliukų, kurių gal nebėra, japoniškų nebegamina, vėl vertė gali būti euras, gali būti 100 ar 200. Tai čia jau, kaip sakau, aš kainų nesakau, jūs sprendžia patys ir įsivertinat. Jeigu reikia, informacijos klauskite. Šiaip dalyvaukite aukcionuose, šiandien bus tikrai fainių, peržiūrėkit, na ir geros dienelės jums. Iki bičiuliai.